Labadiena, labadiena. Labadiena dar kartą. Dabar gaminsim vištieną. Vok. Vok. Taip. Vok. Mums reikės šviežios vištienos, broilerių krūtinėlės, filė, brokolių, sojos padažo, Jaiko. ryžių, makaronų. Nu ir pipirų druskos. Darysim mūsų mokinio Gordono receptą. Let's go. Čing. Reikia padaryti va tokį va drugelį, tada iškučiuoji, kad jinai būtų tokia plona ir supjaustai gabalėliais. Ir minkšta. Ir bus labai gerai. Skanu bus. It's a butterfly. Paltas čia tai yra tiesiog riebalas, daugiau nieko čia nėra. Džiaukerė. Iš viso turi būti viskas tylu, nuo tylu, švaru, gražu. Bet taip nėra. Bet taip nėra. Aš labai rimtas šiandien, nes nepasisekė mum su padažu. Pasisekė. Iš dalies. Va, tavo padažas ir va mano padažas. Kur dėt jos? Į pilvą. Taigi lupam česnaką. Šiandien yra rimta labai laida, nėra prikolų, bet užtat bus skanus labai. Maistas galbūt. Ne, galbūt bus 100% geriausias. Paliekam 10-15 minučių. Все, tai kiek tu čia gali? Užkaičiam aliejus. Jau karšta. Čia iš akies žiūrėkit pagal druską, kaip jums pagal skonį. Ir pipirai. Prakeisti pipirai nenori lyg. Nepasirūpino žmogus pipirais, tai tenka naudoti jėgą. Labai geras kvapas. Mėsingas kvapas. Dabar mes dėsim česnaką. Stenkitės, kad eitų kažkur tolygiai plius minus, nes jisai turi nesusigerti su mėsa, jis turi paruduoti per visą. Čia priklausomai, čia iš akies žiūrėkit, kiek jums patinka pačios česnakas.
Skanus. Labai daug druskos. Galima išpilti. Ir daug druskos. Net neruduoja šitie česnakai, jie neturi rudos. O jie kiek vandeningai. Ne. Druskos. Va vėl vandens pilna, reikia išpilti. Trūksta druskos. O, jau gaunasi. Pagal skonį sojos reikia pilti. Užtiško ant rankos. Taigi mes dabar įmušim 5 kiaušinius. Ir su šakute imsim viską ir sumaišysim. Bet sumaišyti reikia konkrečiai, kad nieko nebeliktų, bent jau pasistengti. Pavargau. Man jis nepadeda, tik filmuoja. Taigi mes įpilam dabar sumaišytus suplaktus kiaušinius gerai. Ir jie turi būti iš karto maišomi, kad nepasidarytų niekas joje. Įsitempęs varo. Metam dabar makaronus 2 porciją. Aiba. Čia labai daug. Čia per daug. Ir ką toliau maišyt? Pamaišyk. Давай, что, прикол сагит. Миссия išmaišyt. Aišku, stenkitės mažesniais kiekiais gaminti. Čia tiesiog nesitikėjau, kad tiek bus daug. Čia pabaiga, žinai. Rimtai? Jo. Ai, aš galvojau. Čia biškai. Viskas? Nu, makaronas va šiltas. Jo. Šiltas? Karštas? Все, gana? Ronko. Jo. Ir daug makaronų. Gavosi. Taigi viską mes supilam atgal. Gal negrėbtų. Ir gaunasi šiaip neblogas kišmišas. Atrodantis. Biškį dar pamaišom. Kur tu mane filmuoji? Va tokia balėja gavosi. Смачnego, skanaus. Смачnego, skanaus. Taigi paragausim be padažo, visą kitą, ar skanu, ar neskanu. Žiūrėsim. Šiaip gerai atrodo. Nu, Maniau bus sausa. nesaus. Pradžioj sausumas toks atsiranda, bet po to išleidžia sultis ir taip gerai nueina, taip gaiviai. Ok. Nu, kaip bendrai kiek balų. Nu, iš mūsų mokinio, Ramzio. Jam duodam stiprų 5, o maistų geras 8. O su padažu, kurį pagaminom, saldžiarūgštis. Saldžiarūgštis. 60 gramų acto. Ragaujam.
Nu. Tikriausiai bus blogiau. Duoda savo skonį. Acto per daug. Būtų ne 60 gramų, būtų kokių 30 gramų. Tikrai per akis. Bet šiaip čili duoda savo irgi. Labai gerai nueina. Kokius ne 8, o 8,5-9. Ok. Nu ką, let's try, kas čia gavosi. Taip, imam brokoliuką. Imam su makarončiku ir kiaušiniu. Brokolis geras, mėsytė tokia faina. Makaronai. Šiaip tai man sausokai. Norėtųsi kažkokio padažo. Gerai, bendrai tai duočiau nuo 8 kokius duočiau. Bet va, jeigu užpilt sojos kokio padažiuko, labai tikrai gerai būtų. Tada į 9-10 ištemptų. Bet pabandysim dabar su saldžiarūgščiu šito padažu. Pažiūrėjau. O. Davė gazo. Nu gerai, šitas padažas gal nėra tinkamas šitam makaronam, bet šiaip skanus. Gerai, bendrai duodu 8,5 su padažu. Bet sojos padažas čia būtų dar geriau. Gal pabandom su sojos padažu. O, dabar topčiukas. 10. So, like, subscribe. So, valgom, aš noriu valgyti. Žinokit, pradėjau valgyti, tai ant tiek skanu, dabar aš negaliu sustoti. Labai skanu. Labai skanu. Nežinau, ką daugiau pasakyti.